Galėsim kaip ir pratęsti iš esmės mūsų susitikimą. Kalbėjom jau prieš kažkiek tai laiko ir šiandien mes turim tokią, sakykime, kitokią perspektyvą tuo pačiu klausimu. Tai yra jūsų prašymas, kad jūs norėtumėt pamėginti prisiminti kažką iš savo praeitų gyvenimų. Tai mes tą galim tikrai pamėginti. Ir žiūrėsim, žinoma, kaip seksis. Kai kuriems žmonėms tai sekasi lengviau, kai kuriem yra galbūt, tai nėra itin įprasta. Bet ar jūs užsiimat kokiom meditaciniam praktikom, vizualizaciniam praktikom, tokius praktikuot dalykus? O kaip jums sekasi atsiminti dalykus, kaip pavyzdžiui kažkokius tai prisiminti vaizdinius iš savo vaikystės, ar iš vakar dienos, ar tokius lengva atsiminti kažką? Matot. Tokiu atveju, jeigu jūsų vizualinė atmintis yra šiek tiek ribota, tai, visų pirma, tai reikalingos treniruotės tai vizualiniai atminčiai, nes akivaizdžiai tam tikros smegenų dalys, gal sakykime, yra šiek tiek, miegančios, tos, kurios yra atsakingos už būtent tas sritis. Tai šitoje vietoje tai jau šiek tiek apriboja mūsų, sakykime, galimybės. Nepaisant to, mes darysim geriausia, ką mes galim. Ir pamėginsim tai ką mes sugebėsim. Tai kadangi pas jūs vizualinė atmintis yra šiek tiek, ir pati vizualizacija yra šiek tiek ribota, tai dabar būtent bus proga mums patreniruoti tas, sakykime, sritis. Ir tuo pačiu pamėginti pažiūrėti, ar tai padės mums, sakykime, sužadinti tuos prisiminimus. Tai ar būtų kažkokie tai pageidavimai ar kažkas, ką konkrečiai jūs norit prisiminti, ar labiau tiesiog jūs kažkaip sakėt, kad norėtumėt pasižiūrėti kažkas, kas jums yra aktualu. Tai dabar kaip jūs norėtumėt eiti šito keliu? Pirmiausia, tada mes turim pradėti nuo tokių bazinių dalykų, kadangi pas jūs netgi yra sunku jums asocijuoti save su savimi, tai yra didelė turbūt dalis, dėl ko jums sunku ir prisiminti ar vizualizuoti, nes greičiausiai pas jūs nelabai jūsų sielai, jūsų eteriniam kūnui pavyksta įsižeminti į fizinį kūną. Ir tada būtent, yra tokia aplinkybė, tada gaunasi, būtent, kad mes sunkiai jaučiam tą ryšį, nes ryšys atsiranda per patį įsižeminimo procesą. Tai turbūt bus mūsų pradžia, nuo ko mes pradėsim, tai mes pradėsim nuo įsižeminimo į fizinį kūną, tada mes eisim per, pavadinkim tai, pojūtinę meditaciją, tai yra mes atliksim pojūčių meditaciją, kad pajausti savo fizinius pojūčius ir tada mes taip padės mums įsižeminti į fizinį kūną. To pasiekoje tada mes pamėginsim pereiti į šiokius tokius pratimus ir pažiūrėsim, kaip mums tada seksis iš tos pozicijos. Tai kadangi pas jūs yra tokios aplinkybės, tai, kaip sakant, rezultatai pakolkas bus tik tokie, kokie jie bus, bet nuo kažko tai reikia pradėti toje vietoje. Tai tokiu atveju, tai mes dabar truputėlį susikaupkim dėmesį savo viduje ir pokalbio metu aš duosiu šiokį tokį vedimą, bet tuo vedimo metu taipogi prašysiu jūsų, sakant, reakcijų į tai ir kad papasakotumėt, ką patirit. Ir tai padės, taip sakant, orientuotis esamame procese. Tai pirmiausia, nuo ko pradėsim, tai šiek tiek pradėsim nuo kvėpavimo, kad mes turim pajausti savo kvėpavimą ir kaip mes įkvepiam
Ir kaip iškvepiam, nėra labai didelė esmė, ar tai yra per nosį ar per burną. Dabar netame esmė, bet galima, kaip gaunasi patogiau. Esmė yra, kad mes turim pajusti natūraliausią mums esantį procesą, tai yra kaip oras užpildo mūsų plaučius ir atlaisvina plaučius. Tai kad per tą procesą mes pajaustume savo fizinėme kūne esančius procesus, tai padės mums užmėgsti ryšį su fiziniu kūnu. Tad pamėginkim dabar susikoncentruoti savo dėmesį į plaučių sritį ir į tai, kaip kai įkvepiam, plaučiai išsiplečia ir kai iškvepiam, plaučiai susitraukia. Pamėginkim tai kelis kartus. Ar pavyksta jausti savo kvėpavimą? Tai dabar čia yra svarbiausia esmė, kad mes turim perkelti savo dėmesį iš galvos, kur yra mintys, į žemiau mūsų dėmesys, kur mes jaučiam savo dėmesį. Mūsų dabar dėmesys yra užfiksuotas tas mintimis. Mintis šokinėja kaip kokie zuikiai. Tai mums reikia, kad mūsų dėmesys nueitų nuo minčių ir pereitų į plaučius. Ir sukoncentruoti savo dėmesį, tai yra mūsų eterinį kūną, į plaučių zoną. Mėginkim dar kartą perkelti savo dėmesį iš minčių, palikim mintis savo, susikoncentruokim į kvėpavimą, nes kvėpavimas nėra kažkas, kas būtų mums nenatūralu ir neegzistuotų, nes mes nuolatos kvėpuojam. Tiesiog jeigu esame nesąmoningi, tai vyksta nesąmoningai. O dabar pamėginkim tapti sąmoningai pas savo kvėpavimą ir perkelkim dėmesį į savo plaučių sritį, krūtinės sritį ir pajauskim, kaip plaučiai prisipildo oru ir tada išeina oras. Palikim mintis, šalia mums dabar jų nereikia. Dabar mes koncentruojamės į kvėpavimą ir pamėginkim dar kelis kartus. Ar dabar sekasi jau jausti savo plaučius ir kvėpavimą? Atrodo, kad vyksta? Ar dabar, kaip jūsų mintys, ar jos vis dar yra tenais, ar jos trukdo jum, ar jau kažkur jūs ten liko kitur? Na tai gerai, tada nekreipkite dėmesio tas mintis. Svarbu yra neenergizuoti jų, tegul jos tiesiog išsikrauna. Tai dabar, kadangi jaučiam jau savo kvėpavimą, pamėginkim kitą žeminimo pratimą. Dabar pamėginkim ten, kur mes sėdim, kur yra mūsų sėdmenys ir mes sėdim ant kažkokios kėdės ar kažko tais. Mėginkim pajausti su savo sėdmenimis tą pagrindą, ant kurio mes sėdim. Būtent mūsų sėdmenų raumenys yra prisispaudę prie to pagrindo. Mėginkim pajausti tą pagrindą, ar jisai kietas, ar jisai minkštas, ar jisai šiltas, ar jisai šaltas, ar jisai patogus ar nepatogus. Mėginkim pajausti tuos fizinius pojūčius ir kai pajausit, apibūdinkit, ką jaučiat. Tai dabar jaučiat savo pagrindą, tai yra gerai. Dabar dėmesį sutelkite į savo delnus, ten, kur jie yra. Ar jie yra ant jūsų kūno, ar jie yra kažkur padėti ant kažkokio tai pagrindo. Pajauskit, kur yra jūsų delnai ir ką jaučia jūsų delnai. Papasakokit, ką jaučiat. Tai gerai, svarbiausia, kad jūsų rankos irgi jaučiat ir dabar atkreipkite dėmesį, kaip jūs perkelėt savo dėmesį. Tai yra pratimas, kuris vadinasi dėmesio valdymas. Bet jūsų dėmesys nukeliavo nuo galvos, nuo minčių į plaučius
tada nukeliavo į sėdmenis, tada nukeliavo į delnus. Ir šitoje vietoje dabar pas jos dėmesys apkeliavo tokį ratą. Ir šitoje vietoje jūs išmokot valdyti, ar bent jau šiek tiek valdėt savo dėmesį, perkeliant jį vis į skirtingas kūno vietas. Tai yra vadinama dėmesio valdymas. Taip mes treniruojam savo eterinį kūną per tokius taip vadinamus dėmesio valdymo pratimus. Dabar pamėginsim kitą pratimą ir šio pratimo metu prašysim, kad pajaustumėt kokį tai emocinį jausmą, per kokią emociją, kuri dabar pas jus yra kūne. Dažniausiai tai būna kažkur tai mūsų krūtinės srityje, ar gal pilvo srityje, kažkokį tai jausmą, kuris neprivalo būti fizinis, bet emocinis, ir papasakokit kokį tai jausmą, kurį jaučiat šiuo momentu. Jaudulys yra galbūt daugiau susijęs turbūt su mūsų šita praktika ir neįprasta esama situacija, bet viskas gerai, tai yra, sakant, natūralus jausmas dabar pas jūs esantis, bet pamėginkit dabar jaučiant tą jaudulį, eiti pro tą jausmą, pajauskit tą jaudulį kaip kažkokį tokį debesį ir eikit pro tą jausmą. Eikit į kokį tai kitą jausmą. Ir pažiūrėkit giliau, kokį kitą jausmą galite surasti. Įdomus mišinys. Tai yra, reiškia, šiokia tokia kažkokia tai tamsa ir tuo pačiu džiaugsmas. Tai yra įdomu. Dabar, sakykime, mes turim tokią jausmų trianguliaciją. Turim 3 jausmus, kažkokią tai tamsą, džiaugsmą ir, sakykime, jaudulį. Ar kuris iš šių jausmų yra toksai, kuris iškiltų į paviršių ir būtų stipresnis negu kitas ir norėtų pasireikšti labiau ir norėtų, sakykime, būti pirmaujantis ir suteikti kažkokią tai vedimą šiuo atveju? Reiškia, tamsa labai nori, kad jinai būtų suprasta ir apšviesta. Gerai. Pažiūrėkim tuomet, kokios ten yra energijos. Dabar, pirmiausia, prieš einant iš tas energijas, turim taipogi pajausti kitą jausmą. Tai yra, pajauskim, kad šalia mūsų yra angelai sargai ir jie mus saugo. Kad mes esam saugomi ir mes esam ne vieni, kad mus saugo aukštesnės visos jėgos ir kad jos mums padeda. Pamėginkit tokį jausmą pajausti, kad yra tas saugumas, kad mūsų aplinkui saugo kažkas. Ar pavyksta tokį jausmą pajausti? Tai dabar šitas jausmas jūs saugo. Ir kadangi šitas jausmas jūs saugo, dabar jums nereikia niekaip pergyventi prieš einant į tą tamsesnę energiją, nes jūs esate apsaugoje. Turite atsiminti, kad tai dabar yra jūsų bazinis jausmas, per kurį jūs einate. Tai yra šitas saugumo jausmas. Tai yra jūsų pagrindas. Dabar, kai šitas saugumo jausmas yra kartu su jumis, eikit į tą tamsos jausmą, po truputėlį neskubant ir pažiūrėkit, kas tada atsiveria, ką toliau jaučiat einant į ten saugiai su savo angelais sargais. Gerai, jaučiat kažkokį tai bloką. Labai gerai. Dabar, kai jaučiat šitą bloką, ar tas blokas, kai jį jaučiat, ar jisai sukelia jumise taipogi kokių tai vaizdinių, ar atsiranda kokie vaizdai ar kažkas tai jūsų mintise,
kas kartu asocijuotųsi su tuo bloku. Ar iškyla tokių vaizdų? Nėra reiškės vaizdų. Tai viskas gerai. Reiškės toliau einam mes jausminiu keliu. Dabar, kai jaučiu šitą bloką, tai dabar tas blokas, ar jisai asocijuojasi taipogi su kažkokiais tai kitais jausmais. Bandykit pajaust, ar jisai veda į ką nors, ar tai yra tiesiog kaip akligatvis be išeities. Tai tiesiog yra akligatvis. Tai gerai, reiškia dabar jūs esate ties tuo vadinamu bloku. Dabar tam blokui pamėginkit sudaryti spaudimą. Tai yra sukurti norą, kad jūs norit, kad tas blokas iš esmės būtų, sakykime, pramuštas. Tai yra, kad jūs turite tokią vidinę intenciją, vidinį norą pramušti tą bloką. Pažiūrėkit, kaip tas blokas reaguoja į jūsų šitą intenciją. Ar jisai sustiprėja, ar jisai susilpnėja, ar jisai iš viso turi kokią reakciją į tokią intenciją. Tiesiog aklina siena, nepajudinama jūsų dabartinės intencijos. Tokiu atveju dabar pasižiūrėkit kitą variantą. Ar tas blokas yra, sakykime, beribis, ar jame yra kažkokios tai ribos. Bandykit pajausti tą bloką iš kairės, iš dešinės, iš viršaus, iš apačios, iš kitos pusės. Tai pažiūrėkit, ar tas blokas yra aplenkiamas, ar išeina jį apeiti iš šono kurio. Tai jums atrodytų, kad pavyksta apeiti tą bloką. Tai šiuo atveju pamėginkim tęsti eiti tuo jausmu, kad jūs jaučiat, kad jūs galite apeiti tą bloką. Ir tuomet tęskit tolyn, palikit tą bloką, sakant, tą blokavimo jausmą už savęs ir tęskit tą jausmą tolyn ir pažiūrėkit, koks sekantis tada jausmas ateina, kai aplenkėt tą bloko jausmą. Nieko. Tai yra tas niekas, ar tai yra kaip tuštuma, ar kaip ramybė, ką tai arčiausiai primena tas niekas. Tiesiog tuščia erdvė, kurioje nieko nėra, tiesiog tuštuma. Bet ta tuštuma, ar tą jausmą galit kaip nors apibūdinti? Koks tai yra jausmas? Ką jūs jaučiat kaip tokia, kad nėra ribų, ar kažkokia tai didžiulę erdvę, ar gal tai yra... Ir kaip tai to labiau jūs įtakoja? Ar tai kaip išlaisvina, ar gal tai sukelia depresiją, ar tai turi jums kokį tai poveikį, ta tuštuma? Vienišumas. Dabar šitas vienišumo jausmas, pamėginkit įsigilinti į šitą vienišumo jausmą. Galbūt pažiūrėkite, ar atsiranda kokių tai vaizdinių ar kažko tai susijusio su tuo vienišumo jausmu. Reiškės, jūs jaučiat, kad yra vienatvė, atskirimas, noras verkti, bet tas noras verkti ateina iš kokios pozicijos? Ar daugiau iš liūdesio, ar gal iš džiaugsmo? Reiškia, liūdesys dėl to, kad yra jaučiamas atskirimas, vienatvė. Dabar šitas liūdesys dėl šito atskirimo, ar šitas jausmas, ar jisai
tuomet į ką nors veda. Ar jisai sukelia kokių vaizdų, ar gal veda link kokio kito jausmo. Sunku pasakyti dėl to, kad sunku kažką surasti, ar sunku pasakyti dėl to, kad sunku parinkti tinkamą apibūdinimą tam, ką jaučia. Taip jūs turite minėti, kad jūsų protas galvoja apie tai, kodėl jūs jaučiate tos jausmus, ką jūs norite pasakyti. O jeigu dabar tą protą biškį mes vėl pastumėm į šoną, kad jisai negalvotų šiuo metu, neanalizuotų. Dabar protas, sakykime, jisai yra atostogose ir jam nėra būtina analizuoti, kodėl yra tai jaučiama. Daugiau yra svarbiau pats jausmas negu to jausmo analizė. Tai ką tada tyrame jausme, kas ateina iš to noro verkti dėl to, kad yra ta vienatvė. Kas tada ateina koks jausmas? Bausmė, kad jūs kažkas tai ar kažkaip tai jūs buvot nubausta ir dabar jaučiatės vieniša, atskirta ir dėl to norisi verkti. Gerai, tai dabar tas bausmės jausmas, dabar jūs esat įkalinta, kaip kad kokiam tai kalėjime, tebūnės sakykime, kur yra baisu, jūs esat vieniša, norisi verkti ir kad jūs kažkas nubaudė ar kažkokios tai aplinkybės susiklostė, kad taip jūs įkalino dabar. Dabar šitas įkalinimo jausmas, į ką jisai veda, gal atsiranda koksai vaizdinys ar koks kitas jausmas, link ko tai veda. Ateina tokia mintis, kad jūs pati save atskyrėt. Bet tada mes turim iškelti klausimą. O kas yra tas aš, kuris save atskyriu? Susikoncentruokite į tą elementą aš. Kas yra tas aš, kuris save atskyriu? Kas tas aš, su kuo jūs identifikuojat tą aš? Demonas. Reiškia, kažkokia tai, pavadinkim tai, negraži jūsų dalis, su kuria jūs save asocijuojat, kad jinai jūs įkalino ir uždarė į kažkokią tai vienatvę, kur dabar yra labai liūdna. Tai dabar tas tebūnie demonas ar kažkokia tai nesubalansuota jūsų dalis, į kur visa tai veda, ką tai, sakykime, ar sukelia kokį jausmą, ar kokį vaizdinį, ar ką nors, į kur tai veda toliau, kas iš to ateina pažiūrėti. Dabar tas niekas, ar tas niekas yra kažkoks tai vietinis niekas, kaip čia tik nieko, ar tai yra kažkoks globalus niekas, kuris viską aprėpiantis niekas. Ar tas niekas turi kažkokias tai ribas, ar jis yra beribis? Reiškia, tas niekas yra nežinia. Jis yra kažkoks nežinomas, neapibrėžtas ir nesuprastas. Ar šitas neapibrėžtinumas, šitas nesuprantamumas, ar tai kelia kokius jausmus jumise? Būtent tas toks neapibrėžtumas, ar jisai kažką tai provokuoja jumise, gal kokią tai sumaištį, ar kokį nesusipratimą, ar tai kelia kažkokius, sakykim, pozityvesnius jausmus, ar kažkokius tai, sakykim, negatyvesnius jausmus, ar kažką tai veda. Toks nesupratimas. Reiškia, kai mes dabar pasigilinom į šitą, atėjo
ramybės jausmas. Bet šitas ramybės jausmas, į kur šitas jausmas veda? Ar jaučia tokias ribas tai ramybei, ar tai yra begalinė ramybė? Kaip galite apibūdinti tai? Tai viskas gerai, jums nebūtina gilintis į nieką toliau. Esmė yra dabar, kai tiesiog esate tame ramybės jausme. Mes neprašom niekur eiti iš to ramybės jausmo. Mes tik prašom, kad papasakotumėte tą ramybės jausmą, ar jisai yra stiprus ir begalinis, ar menkas vietinis, kokio dydžio tai yra. Tai dabar pradėjot jausti, nebe ramumą. Tai dabar šitas neramumas, ar jisai yra susijęs su tuo pasipriešinimu, kur jūs sakėt, kad yra kažkoks pasipriešinimas, kad nesigilint daugiau į tą ramybės jausmą? Kažkokia tai... Ir dabar, kaip jūs jautėtės toj pozicijoje, kad buvo toj ramybės būsenai ir pradėjo... Bet ar tas jausmas, kai pradėjo ateiti tas pasipriešinimo jausmas, tas pasipriešinimo jausmas, jisai atėjo kaip išorinis jausmas iš išorės, ar kaip atrodytų iš jūsų vidaus atsirado? Iš galvos atėjo toks jausmas, kur galva, mintys, protas davė instrukciją, kad neiti ir nesigilinti į ramybės jausmą. Dabar pasižiūrėkime vėl į tą jūsų galvą. Tos mintys jos prašosi labai daug dėmesio. Tai šiek tiek skirkim dėmesio būtent tai jūsų galvai. Ir dabar tą jausmą, kur turėjo tą ramybės jausmą, pabandykite jį perkelti į savo galvą ir pažiūrėti, kaip jūsų galva jaučiasi, kai perkelia tą ramybės jausmą į savo galvą. Ar jūsų galva reaguoja į tai kitaip? Ir tiesiog, ką jūs norite pasakyti, kad jūsų galvoj nėra vietos niekam, nieks netalpa į ją. Nes joje, taip sakant, yra per daug pilna visko. Nėra vietos ramybei, nes ten visokie dalykai vyksta ir visokie procesai ir visokios analizės ir daug visko, ar tai kažkas panašaus. Dabar toliau pažiūrėkime tą jūsų galvą ir pažiūrėkime ją iš šono. Tai yra, pajauskit savo galvą iš šono, taip kad jaustumėt, kas ten vyksta, bet neitumėt į tuos procesus tiesiog iš šono, kaip stebėtumėt per akvariumą kokį. Ir jūs esate akvariume, ar tiksliau, jūsų galva, jūsų protas yra akvariume, bet jauskit tą protą akvariume ir stebėkit, jauskit jį per akvariumą. Ir koks tada yra jausmas, kai jūsų protas yra akvariume. Bet jums nereikia įsivaizduoti, jums reikia pajausti. Ar kada turėjot akvariumą, kokį nors, kur yra žuvytės, ar kokie vėžliukai, ar kas nors. Tai jeigu turėjot, tai žinot, kad kai prieini prie akvariumo, yra specifinis jausmas. Tai yra, kad tas, kas yra tame akvariume, yra atskirta nuo jūsų. Nes jūs esate išoriai, o tas, kas yra akvariume, yra atskirta nuo jūsų. Ar galite pajausti tokį jausmą, kad tas, kas yra akvariume, yra atskirta nuo jūsų? Prisimena tą jausmą? Ne pamatyti, o prisiminti. Jūs sakėt, esate susidūrę su akvariumu. Na jo, galbūt tai nebuvo atkreipta dėmesio, bet nepaisant to,
ar kada nors bandėt, tarkim, paliesti tai, kas yra akvariume ir kad neina paliesti to, kas yra akvariume, nes yra stiklas, kuris atskiria. Ar atsimenat tą jausmą, kad norėjot paliesti, tarkim, tą, kas yra akvariume, bet nebuvo galimybės, nes stiklas skiria. Tai viskas gerai, tai turi būti, taip sakant, kažkoks kietas dalykas, kurio neina pamatyti, bet esmė yra, kai jūs stebite akvariumą, ar jaučiat tą jausmą, kad tai, kas yra akvariume, yra atskirai nuo jūsų, jūs nesat kartu, bet jūs esat turėję akvariumą, kaip supratom. Ta prasme, galbūt jūs nesigilinat į tas jausmus, bet nepaisant to, jūs jautėt, kad akvariumas yra savo vietoj, jūs esat savo vietoj. Tai yra, kad jūs nesat, tai nėra, kaip tarkim, neturėt kada šunį arba katę. Tai kai turit šunį ir katę, tai šuo ir katė dažnai būna šalia ir jūs galite paliesti, paglostyti ir užmigsti iš karto ryšį. Tokį jausmą atsimenat. Tai va, kai yra akvariumas, tai jūs negalite tiesiog imti ir paliesti, dėl to, kad yra stiklas, yra kažkokia tai pertvara. Ir toje vietoje negalite tiesiog užmegzti ryšio su tuo. Yra atstumas. Ar galite pajausti tą atstumą, kai norit kažką pasiekti, bet trukdo būtent pertvarą. Tai dabar jaučiat tą atstumą tokį, kad galite, tarkim, prisiminti kažką, kad nebūtinai akvariumą, bet, tarkim, kai kažką matėt pro langą, ar kažką ir norėjot pasiekti ir trukdė jums, taip sakant, tas kažkoks dalykas. Tai šitą jausmą pamėginkit panaudoti dabar savo protui. Bet kur yra jūsų protas, jauskit tą jausmą, kaip ekraną, kad jūsų protas yra už to stiklo. Ir jis yra nepasiekiamas, jis yra atskirtas. Ir kaip tai tada padeda jums jaustis ir ar kas nors vyksta su jūsų protu. Turite omeny, kad jūsų protas atrodo kaip jausmas, kaip kompiuteris, kuriame viskas vyksta automatiškai, jūs tą norit pasakyti. Tai dabar jūsų tas kompiuteris, tas protas vyksta pagal nurodymus, viskas ten kaip turi veikti. Dabar pamėginkit pajausti, iš kur tie nurodymai ateina tom instrukcijom tam kompiuteriui. Tai dabar norit pasakyti, kad tame kompiuteryje esančios programos, darbuotojai ir kažkas jie nežino, kas jiem vadovauja. Toks yra jausmas. Dabar pažiūrėkit, jeigu jūs tam kompiuteriui nusiųstumėt intenciją, kad visi darbuotojai dabar turi sustot ir klausyti jūsų ir nieko nedirbti. Jeigu nusiųstumėt tokią intenciją tam kompiuteriui, kaip tie darbuotojai reaguotų? Jie negirdi, jūs neturit, taip sakant, ryšio, akivaizdžiai galbūt dėl to, kad yra, taip sakant, stiklas tarp jūsų, gal jis nepraleidžia garso ir šiuo atveju galbūt nėra galimybės užmegzti to ryšio. Bet kaip tai jums padeda jaustis šiuo klausimu dėl to, kad jūs nejaučiat to ryšio? Pas jūs yra jausmas toksai, kad jūs nesat atsakinga už savo gyvenimą ir tai, kas vyksta jūsų gyvenime. Jūsų gyvenimas tiesiog jisai gyvena savo gyvenimą, o jūs esate tiesiog kažkoks atskirtas to gyvenimo dalyvis. Ir kaip jūs jaučiatės šiuo atveju, kai jūs esate atskirta nuo savo gyvenimo?
nėra prasmės tokiame gyvenime, kur jūs jaučiatės, kad jūs esat atskirta nuo savo gyvenimo. Toks gyvenimas ganėtinai jaučiasi beprasmis. Gerai. Pamėginkim dabar šitą padaryti. Pajauskit, kad iš kažkokios tai aukštesnės jėgos, dieviškos jėgos ateina žinutė jum ir tiem darbuotojam, kad dieviška jėga apsireiškia ir pasako, kad turi būti dieviška tvarka jumyse ir tose darbuotojuose, kad tie darbuotojai privalo reaguoti į šitą dievišką tvarką, nes jie visą laiką laukė šito pranešimo ir štai jis atėjo. Kaip dabar reaguoja tie darbuotojai? Tai dabar, kadangi tie darbuotojai jie sulaukė, būtent jie dirbo ten savo darbus, bet štai atėjo dieviška jėga, kuri pasakė, kad dieviška tvarka turi būti ir jie turi klausyti dieviškos jėgos, nes toks jų yra darbas, tai yra jų viršininkas. Ir kaip tai jūs padeda jums jaustis, kai žinot, kad tvarka atėjo ir yra aukštesnė jėga, kuri jums, kaip sakant, padeda atnešti tvarką jūsų gyvenime. Pagaliau. Tai dabar mes norėtume, kad jūs įsimintumėt šitą jausmą, pagaliau jausmą, kad atėjo pagaliau dieviška tvarka jūsų gyvenimą. Ir paprašysim jūsų įsiminus tą jausmą sugrįžti iš šitos mūsų kelionės ir ateiti į pokalbį su mumis ir papasakoti, kaip jūs dabar jaučiatės. Ką mes galim pasakyti? Tai mes galim pasakyti, kad jūs matote akivaizdžiai, kur pas jūs yra, taip sakant, įvairių aplinkybių. Tai yra būtent, kodėl jums atrodo, kad jums neišeina vieni ir kiti dalykai, nes pas jūs, taip sakant, jūsų protas gyvena atskirą gyvenimą, su kuriuo jūs neturit ryšio. Ir šioje vietoje jūs nežinote, kaip tą ryšį užmegzti. Bet nepaisant to, dabar, kai mes pabandėm šitą pratimą, kad atėjo ta dieviška tvarka ir įvedė tvarką, mes norėtume, kad pamėgintume ties šituo pratimu, sakykim, skirti meditacijai, būtent prisiminti šitą pratimą, kaip atėjo ta dieviška tvarka ir įvedė tvarką jūsų prote ir jumise ir padėjo jums užmegzti ryšį su savo protu ir su gyvenimu per tą dievišką ryšį. Tai būtų jūsų toksai, sakykim, namų darbas dabar, ties kuriuo jums reikėtų pamedituoti. Ir kaip matom, dar jums yra šiek tiek kelio iki tol, kol jūs galėsit prisiminti savo praeitus gyvenimus ir panašiai. Nes tam, kad jūs galėtumėte prisiminti praeitus gyvenimus, jūsų protas turi klausyti jūsų instrukcijų. Tai yra, jūs turite pasakyti, prisimink tą ir jis turi prisiminti tą, ką jūs jam liepėte. Bet tam jūs turite būtent įvesti tą dievišką tvarką tenais. Ką jums dabar reikėtų padaryti? Jums reikėtų padirbėti ties būtent šitą meditaciją, kur galbūt dabar, sakykime, jums šiek tiek atrodo, tai gal daug informacijos ar nedaug informacijos, bet esmė tokia yra, kad dabar pamedituotumėt kurį laiką savarankiškai, kiek jums išeina ties tuo, bet paskiau panašiai mėnesio eigoj mes kaip padarėm įrašą dabar šito pokalbio, jums reikės paklausyti iš naujo ir, taip sakant, vėl praeiti tą visą kelią kelis kartus, kurį mes praėjom, ir kai praeisit jį, būtent sugrįžti į šitą momentą, į šitą dieviškos tvarkos momentą, atvesti save į tą momentą ir išmokti save nuvesti į tą energiją savarankiškai. Ir jeigu šitą pratimą atliksit teisingai, savarankiškai, tai tada, kai išmoksi šitą pratimą,
tada sekantį kartą mes galėtume jau pradėti nuo to, kad mes iš karto įeitume į tą dievišką tvarką ir jūsų protas pradėtų klausyti būtent tos dieviškos tvarkos. Ir tada iš tos dieviškos tvarkos perspektyvos mes galėtume jau bandyti eiti į, sakykime, kažkokius tai prisiminimus, arba jūs galbūt savarankiškai galite pamėginti sukurti intenciją, kad jūs norit prisiminti kažką iš savo praeitų gyvenimų. Bet, kaip mes matom, dar ne iš pirmo karto mums pavyko, bet mes turėjom progresą, bet kokiu atveju, nes mes neturėjom nieko, dabar mes turim kažką tai. Ir dabar viskas priklausys nuo jūsų, kaip jūs būtent atliksit šitą pratimą, vis paklausysit savo įrašą ir paskiau padirbsit ties būtent šituo, ką dabar mes dirbam. Ir tada, jeigu norėsit, sekantį kartą galėsim pratęsti. Ir tada, taip sakant, tik turėsim tolimesnius rezultatus. Tai va, tai kaip jums skamba toks planas. Tai va, tai dabar, kadangi jūs pajutote tas įvairias atskirtas dalis, va, būtent, kad jūsų protas yra atskirtas, jūsų asmenybė yra atskirta, daug yra tų atskirimų. Tai va, šitas jausmas, dabar, va, ties kuriuo mes sustojom, tai yra tas dieviškos jėgos jausmas, kuris būtent įveda tą dievišką tvarką. Tai turite atsiminti, kad tas jausmas apjungė jūs atnešė jums jausmus ir taipogi tom atskirtom dalim. Tas dieviškas jausmas, ta dieviška tvarka, jinai jūs jungia per tą dieviškas arkas tokias. Tai reiškia, per tai jūs turite užmegzti ryšį su tomis savo atskirtomis dalimis per tą dievišką tvarką. Ir būtent tas pagaliau jausmas, kad būtent pagaliau atėjo ta dieviška jėga, kuri jūs sujungia su tomis jūsų atskirtomis dalimis. Tai vat šitoj vietoj būtent per tą jausmą jūs galite užmegzti ryšį su tomis dalimis. Jūs jums neišeina tiesiogiai užmegzti ryšį, bet jūs galite per aukštesnę jėgą užmegzti tą ryšį. Ir tai yra būtent kaip jums reikėtų eiti. Tai va, tai kaip ir jau mūsų valandėlė praėjo ir iš esmės mes skaitom iš mūsų perspektyvos, mes padarėm gan didelį progresą mūsų šitame pokalbyje, o kaip jums yra jausmas, ar jums atrodo, kad mes apturėjom progresą šio pokalbio metu? Svarbiausia, kad mes įnešėm dabar daugiau to aiškumo, daugiau šviesos tose situacijose, kad viskas būtų šviesiau ir aiškiau ir mes labiau suvoktume esamą situaciją. Akivaizdžiai mes dar neapšvietėm visos aikštelės, bet mes įnešėm daugiau šviesos, negu jos buvo iki tol. Ir tai yra skaitoma progresas. Progresas nėra, kad mes atėjom ir, taip sakant, viskas kaip ant delno nuklota. Tai būtų nuostabu, žinoma, jeigu tai pavyktų. Bet dažniausiai gyvenime mes turim taip vadinamą progresinį progresą, tai yra mes po truputėlį progresuojam. Ir šiuo atveju mes padarėm šiokį tokį progresą, kas yra, sakykime, siekiamybė ir taipogi sveikintinas būtent jau esamas progresas. Tai va, tai turbūt mes tik tais norėsim jums palinkėti sėkmės dabar, gilinantis į tą aukštesnės jėgos jausmą, per kurį būtent jūs apjungia tas jausmas su kitomis jūsų dalimis, kad jūs skirtumėt savarankiškai, taip sakant, meditacijai tam laiko. Ir žiūrėkit, kaip jūs jausit, ar jums reikės, ar jausit, kad norit pratęsti šitus mūsų susitikimus. Ir jeigu norite, tada, kai pasirodys mūsų šitas įrašas, jį paklausysit ir labiau tai pasigilinsit, tada galėsim pratęsti. O jeigu matysit, kad jums pavyksta savarankiškai būtent toliau judėti, tiesiog tęskit tuos pačius žingsnius, kaip mes darėm, kad vienas jausmas veda į kitą jausmą, ir kur tai veda toliau, ir žiūrėkit, kur toliau tai veda visą laiką. Tęskit tą patį būtent pratimą. Ir žiūrėkit, ar randat visus savo atsakymus, ir pamatysit, kad vėliau surasit ir tuo pačiu keliu surasit ir savo tos praeitus gyvenimus.
Tiesiog dabar jūs esat atskirta nuo tų gyvenimų, nes būtent yra tas atskirties jausmas, jūs neturite ryšio su tuo. Ir būtent jums reikia padėtų kažkas užmėgsti tą ryšį. Jeigu jums pavyks savarankiškai užmėgsti tą ryšį per tą aukštesnės jėgos jausmą, kaip pagaliau tai atėjo, tai tada, kaip sakant, sveikintina. O jeigu jausit, kad jums reikia tolimesnės asistencijos, tai tada tokiu atveju pratęsim susitikimą. Tai bet kokiu atveju, jeigu, taip sakant, jausit tolimesnį poreikį, tai mes tuomet bendradarbiausim ir galėsim tą pratęsti. Bet dabar esmė yra jums pamėginti vis dėlto savarankiškai. Iki kol pasirodys tas įrašas, o kai pasirodys, tada paklausysit, vėl pamėginsit. Ir jeigu matysit, kad tikrai jums reikalinga tolimesnė pagalba, tai sutarsim sekantį susitikimą. Tai ką, tai turbūt beliko tik padėkoti už galimybę pabendrauti šį mūsų kartą. Ir priminti, kad jeigu buvo pokalbis naudingas, tai yra galimybė atsidėkoti už jį. O jeigu ką, tai tuomet iki kito susitikimo.